Ta prasme, totalus kosmosas. Viena kelionės diena, stiliukas vis gerėja. Vis nuo genties iki dabar pažengiau tiesiog labai. Nu, labai gražiai, labai. Very nice, very. Sveiki, jeigu kažką praleidote, tai dabar mes keliaujame iš Nimbino į Phongna su naktiniu 7 valandų autobusu. 4 ryto atvykom į viešbutį ir iš karto einam miegoti. Ir 7 keliamės pusryčiam ir varom į turą. Wow. Šį kartą nusprendėme apsistoti nuostabiame homestėjuje ant upės kranto ir tai buvo geriausias pasirinkimas, nes buvo visko pasirūpinta nuo turų iki pusryčių, nuvežimais ir visais kitais mums reikalingais patogumais, tai tikrai rekomenduoju šią vietą. 2 naktis mums čia kainavo 50 eurų, o taip pat šeimininkas buvo žiauriai malonus, nes jis mus priėmė 4 valandą ryto, nors tą dieną nakvynė mums net nepriklausė. Ta patį 4 ryto šeimininkas paklausė, ar norėtumėm šią dieną keliauti į turą ir kadangi mus šiek tiek spaudžia laikas, tai nusprendėme, kad šiandien pat po visos nakties autobuse keliausime į vieną iš urvų turų. Taigi pasirūpiname tinkamą aprangą, šalmais ir avalynę ir esame pasiruošę. Nors ir atrodo kaip klaunas, ačiū Dievui, kad nenusiėmiau šitų kojinyčių, nes po to visiems kitiem, kurie jas nusiėmė, labai pritrynė kojas. Tiesa, turiu pasakyti, kad Phongna miestas, kuriame dabar esame, nėra jau toks labai populiarus tarp turistų, bet traukia tuos, kuriuos domina urvai. Nes būtent aplink šį miestą yra daugiau negu 300 urvų, įskaitant ir patį didžiausią pasaulyje. Mes šiandien keliaujame į vieną populiariausių Paradise Cave, bet jeigu norėtumėte aplankyti Sondong, kuris yra pats didžiausias pasaulyje, turite žinoti, kad visų pirma, tai kainuoja apie 3000 eurų, o visų antra, šį urvą galima aplankyti tik tais 1000 žmonių per metus, taigi reikia rezervuoti savo vietą labai iš anksto, nes sąrašas užsipildo greitai. Dabar mūsų laukia vėl 500 laiptelių į viršų. Vėl karšta ir tiesiog vėl nieko naujo. Žodžiu, kaip papasakau, ką mes šiandien darysim, tai aš tik galvoju, kad mes pasivaikščiosim po tą urvą. Bet ten reiks ir pašliaužiot, ir pavaikščiot, ir paropot. Tai dėl ko labai didžiuojasi Vietnamu, tai dėl to, kad jie tuos urvus ir olas labai saugo. Tai ką sužinojom, kad iš 400 maždaug urvų visame Vietname yra atidaryti apie 20, nes tiesiog šalis nenori, kad turistai viską suniokotų, tai tas labai pagirtina. Kas neįtikėtina, kad šitas urvas buvo atrastas tik 2005 metais ir 2010 jau jis buvo atvertas visiems turistams. Tai tikrai labai neseniai. Turiu pripažinti, kad kai mums šiandien 4 ryto pasiūlė keliauti į šį turą, aš sutikau net nelabai galvodama ir susimokėjau net nesuprasdama, kad tas turas kainuoja 60 eurų. Tik vėliau supratau, kad tai gan didelė kaina už urvo lankymą, tačiau galiausiai viskas išaiškėjo. Pasirodo, kad savarankiškas šio urvo lankymas kainuoja tik 10 eurų ir jo metu galite pamatyti 1 kilometrą šio urvo vaikščiodami tokiais takeliais. Tačiau tik 1 kartą per dieną yra rengiamas ypatingas turas, į kurį keliaujame mes ir kurio metu galėsime eiti gilyn į urvą ir aplankyti net 8 km šio nuostabaus urvo. Tai dabar mes paliekam visus šitus žmonės čia ir keliausim jau kažkokiais neaiškiais takais kažkur gilyn. Negaliu net paaiškinti, koks neįtikėtinai keistas ir šiek tiek baugus jausmas buvo vaikščioti po šiuos urvus, kurie turėjo
tokias milžiniškas erdves. Įsivaizduokite, kad Paradise Cave yra žinomas kaip vienas ilgiausių sausų urvų pasaulyje, siekiantis iki 31 km. Ir nors šio turo metu turistams yra prieinami tik 8 km iš šio urvo, mes vis tiek spėjame labai daug ką pamatyti. Mūsų iš visų pusių supo tūkstančius metų formavęsi stalaktitai ir stalagmitai bei įvairūs požeminiai vandens telkiniai. Man sunkiau patikėti yra, kad kažkas vienas čia atrado tą kelią ir nebijojo plaukti ir eiti taip giliai į uolą, ta prasme, radus šio karo. Dabar nieko panašaus nesitikėjau, apie tokį turą net nebuvau girdėjus ir tiesiog. Čia galėjome pamatyti keletą tokiomis sąlygomis prisitaikiusių gyventi žuvyčių, o taip pat ir šikšnosparnių, bet daugiau jokios gyvūnijos. 8 km urvu ėjome keletą valandų, kol pasiekėme šią požeminę upę, prie kurios turėjome pietų pertraukėlę. Ir puikiai suprantu, kad kamera tikrai neperteikė tikrojo vaizdo, bet patikėkit, atmosfera buvo tikrai kažkokia magiška. Taigi, kol mums buvo gaminami pietus, mes turėjome akimirką atsikvėpti, tada skaniai pavalgėme ir pradėjome savo kelionę atgal tuo pačiu keliu. Ir tada aš susimąsčiau, kad jeigu ne mūsų gidė ir visa komanda, tai aš pati viena išėjimo tikrai nebūčiau radus, nes šitas urvas turėjo žiauriai daug skirtingų erdvių ir kambarių. Ko visiškai nesitikėjau, kad šiame ture mes turėsime plaukti, bet ne bristi, kaip matėte prieš tai video, bet realiai plaukti. Šiaip urve nėra šalta, bet ir nėra karšta, nes kad praplaukiam ir dabar einam ir dabar viskas šlapia ir bet normaliai. Dar kartą pasikartosiu, kad šis turas skirtas anaiptol ne kiekvienam, bet man tokiai, kuriai patinka šiokie tokie įdomesni, keistesni dalykai, tai mane šis turas tikrai sužavėjo. Tai pirmiausia, man čia buvo kilęs įtarimas, kodėl mes vieninteliai esame su šalmais. Bet aš galvoju, gerai, saugumas gėdos nedaro. Bet šiaip aš vis tiek galvoju, kad mes tiesiog pasivaikščiosim po uolą. Tiesiog labai keistas, tiesiog atskiras visas pasaulis po žemę. Ir negaliu patikėti apie tai, kad tiesiog netyčia kažkoks vaikinas 2005 metais atrado visą tai. Tai pirmąją dieną daugiau nieko nenuveikėme, grįžome atgal į viešbutį, pavalgėme ir ilsėjomės, nes mums tikrai reikėjo pamiegoti po tos nakties autobuse. Kitą rytą pagaliau normaliai išsimiegoję, išsinuomavome motorolerį už 7 eurus dienai ir nusprendėme, kad keliausime patyrinėti Phongna patys. Na ir dieną nusprendėme pradėti nuo to dalyko, kurį aš norėjau aplankyti labiausiai, tai žymiosios Duck Stop. Pirmiausiai mus pasitinka čia gyvenanti šeima ir pristato savo ūkį. Pavyzdžiui, čia parodo, kaipgi yra auginami pipirai. Niekada nesusimąsčiau, kad jie auga būtent šitaip. Tada šeimininkas mus supažindino su kitais čia augančiais egzotiniais vaisiais ir mums jau buvo laikas keliauti pas antis. Gerai, prisipažinsiu, aš nebuvau pasiruošus tokiam būriui ančių. Aš žinau, kad jų bus daug, bet kad jų bus tiek ir kad jos visos bus tokios mielos, aš tam nebuvau pasiruošus. Stebėjome visą specialų ančių šou ir mums netgi buvo padarytas ančių kojų masažas, o taip pat mes ir jas galėjome maitinti kiek tik panorėjome. Dar visą likusią dieną plačiai šypsojausi prisimindavo šias juokingas antis, tai tikrai vertinčiau šią pramogą 10 iš 10. Su antimis pasibuvome gal pusę valandos ir tai mums kainavo 6 eurus žmogui, o į tai mums dar buvo ir skaičiuoti mini pietus, kas buvo vietnamietiški blyneliai. Toliau nusprendėme pasivažinėti aplink Phongna miestelį ir, kaip matote, jokio eismo nėra. Vienintelis pavojingas dalykas gali būti karvės, kurios netikėtai nusprendžia kirsti kelią. Ir čia tik dar vienas priminimas, kad Vietnamo saulė yra ne juokai ir jums reikia neužmiršti kremo nuo saulės.
Taigi šiandien keliausime dar vieną urvą, bet šiandienos kelionė bus žymiai lengvesnė, nes kad tai yra tik tai su laiveliu ir tik tai 2 valandos, tai turėtų būti žymiai viskas paprasčiau negu buvo vakar. Taigi šiandien mes lankome urvą Phong Nha ir tai yra urvas, kuris pats pirmasis visame Vietname atsivėrė turistams. Iki šio urvo mes plaukėme apie 30 minučių valtele, o įplaukę į patį urvą galėjome patirinėti apie 1 kilometrą jo. Pats visas urvas tęsiasi apie 8 kilometrus ir būtent per šį urvą teka ilgiausia pasaulyje požeminė upė, kurią mes ir plaukėme. Būtent šitas Phong Nha urvas pirmasis atvėrė duris turistams, o atrastas buvo dar 18 amžiui ir kuom jis yra toks žinomas, nes kad Vietnamo karo metu būtent šitame urve buvo gydomi žmonės, taip buvo padaryta ligoninė, taip pat žmonės slėpėsi nuo karo, buvo vienintelė tikrai saugi aplinka, apie kurią nežinojo amerikiečiai. Šalia urvo buvo be galo daug parduotuvėlių su užkandžiais ir suvenyrais, tai aš būtinai nusipirkau šiuos įdomius ledus, kuriuos rekomenduoju ir jums. Ir tada jau buvome pasiruošę keliauti atgal iš ten, kur atvykome. Įėjimas į urvą kainavo 6 eurus, tuo tarpu valties kaina priklauso nuo to, kiek žmonių su jumis kartu plaukia ir tada tą kainą tiesiog pasidalinate. Tik noriu priminti, kad visą informaciją apie Vietnamo kelionę ir mano paruoštą Vietnamo kelionės gidą galite rasti mano elektroninėje svetainėje www.spalvotampasauliui.lt. Na, o mes tuo tarpu dar šiek tiek pasivažinėjame aplinkui, grįžtame į viešbutį, pavalgome ir ruošiamės dar vienai naktiniai kelioniai. Tai žodžiu, šiandien vėl keliaujam naktiniu autobusu. Tai labai gerai, kad dabar mūsų viešbučio savininkas dar leido pasinaudoti dušu. Tai nusiprausiam ir vėl lauksim naktinio autobuso, kuris pajudės iš šito miesto 11 valandą ir keliausim į Hoi-Aną. Ir kelionė užtruks, irgi dabar galvoju, apie 7-8 valandas kažkas toks. Tai va. Taip pat pamiršau paminėti, kad labai stipriai rekomenduoju užsakinėti VIP autobusą. Tai reiškia, kad jis bus šiek tiek brangesnis, bet jame važiuos mažiau žmonių ir tai taip pat reiškia, kad jūsų vietos bus kiek platesnės. Tai va, gavom bilietą. Pasiruošiau ryti. Autobusas ir vėl vėluoja 1 valandą. Įlipę neužmirškite pasiimti čia šalia esančio maišelio ir susidėti savo batus, nes kitaip rizikuojate būti aprėkti vairuotojo. Na ir kaip matote, čia šis autobusas yra žymiai geresnis ir erdvesnis nei tas, su kuriuo keliavome prieš kelias naktis. Tai jeigu mes šnekam apie tokią naktinę kelionę su tokiu naktiniu autobusu, tai manau, taip galėtų keliauti tikrai kiekvienas be problemų. Tai šį kartą gavom tikrai žymiai geresnį autobusą ir man atrodo pats pagrindinis dalykas, ką reikia pasidomėti prieš užsakant autobusą, tai kiek žmonių jis talpina, nes jeigu talpina 40 žmonių, tai reiškia, kad bus 3 eilės ir tos lovos bus žiauriai siaubos istorija.
O jeigu tik 20, tai tada 2 eilės platesnės lovų, tai reiškia kokybiškesnį miegą. Tai va, trumpam įsijungiu televizoriuką prieš miegą ir mes susitiksime jau kitame video Hojane. Tik primenu, kad pasubscribintumėt kanalą ir būtinai pasektumėt mano keliones Instagrame. Tai jums tikrai neužima daug laiko, bet mane kaip kūrėja labai motyvuoja toliau keliauti ir kurti jums šį turinį. Ačiū.